atrodo? Gerai, spogų nesimato. Gerai, filmuoju. Sveikos, mano mielosios skaitytas. Noriu jums iš pradžių padėkoti už tai, kad surinkome jau 200 subscriberių ant mano Esmeraldos live. Na kągi, o mes šiandien esame garsėjančių žmogžudystėmis miške. Ir ką mes radom? Žiūrėkit, ką mes radom. Batas. Čia tikrai kažkas nutiko. Mes turime tai šiandien išsiaiškinti. Einam toliau. Tu gali greičiau eiti. Radom antrą batų. Žiūrėk, ir koinė. Ir dar vieną koinę. Mes šiandien tikrai tai išsiaiškinsim. Matome ir dar daugiau rūbų. Tu filmuoji. Matome daug rūbų tenai. Ir kokia laimė, kad šiandien mes su savimi turime veidrodį, kurio pagalba mes iškviesime dvasias šito mirusio žmogaus lūpdažio pagalba. Žiūrėk, Esmeralda, palauk, o kur mano 50 eurų? Dieve, nu koks tau skirtumas, palauk tu biški, nu. Tai tu dar ant manęs rėksi ir ant operatoriaus. Nu Dieve, nu palauk tu biški, kas tau daros? Nelauksiu. Nu gali išeiti iš čia, tiesiog duok Darbas nufilmuot. pinigai. Duok nufilmuot. Darbas pinigai. Duok nufilmuot. Gerai, filmuok, bet po to duodi pinigus, privalai. Nu gerai. Nu gerai, taip, nu tai. Gerai, tam viskas išėjo. Taip, tai dabar einam toliau. Mielosios mano katytės, mes dabar einame toliau. Matome tikrai nemažai rūbų, kaip jau matėme praeitam kadre. O ką mes matom ten? Žiūrėk, priartink. Ką mes matom ten? Mane filmuok. Mes eisim tenai šiandien. Neatsijungkite, kitas kadras bus apie tai. Išjunk, viskas ten. Na kągi, mano mielosios skaitytis, o dabar mes einame į tą patį bunkerį, kuriame mes viską išsiaiškinsim, kas nutiko su tuo žmogumi. Einame. Atsargiai čia, gerai, atsargiai. Na kągi, žiūrėkit, mano mielosios skaitytis, koks puikus bunkeris ir kaip tyčia čia įjungti prožektoriai. Mums tai labai tinka. Ir beje, mūsų rėmėjai Nyx. Iškirpk šitą. Gerai. Na ir mūsų rėmėjai Nyx kosmetika, liugeriai, puikus šešėliai, aš su jais nuo 12 metų nuo darželio laikų merginos siūlau, būtinai pasiimkit, kainos geros, 13 eurų už tokią dėžutę, viskas. Čia labai puikiai kosmetika, rekomenduoju visom. Gerai, nufilmau. Taip, žiūrėk, šakė, man biški šalta. Galėčiau kada lauk išeiti. Tu gali tiesiog išeiti, gerai pasišildyk nuo laukia, nu Dieve brangus jau. Bet žiūrėk, gali žvakį bent jau uždėk. Bent kažkokią šilumą gausi. Tuk tu tą prožektorių, nu kiek gali man. Dieve, tau labai čia dabar reikia. Taip, nes man šalta. Niekam nerūpia, kad tu eik iš čia viskas, mes filmuoturim. Nu, kaip ten gerai gavosi, ne? Taip. Gerai. Lūpdažis gerai bus? Man sakyk. Esmeralda, filmuojam greičiau, miške vieną žmogų mačiau. Kokį žmogų tu greipus, man pasės greičiau? Žiūrėk, greit nufilmuojam ir duodi pinigų. Pasakiau, Dieve. Tu filmuoji? Kodėl tu dar nefilmuoji? Nu aš tokį sakiau, dar filmuoju. Gerai, viskas filmuoju. Gerai, filmuoju. Na kągi, mano mielosios skaitytės, dabar su šiuo lūpdažiu aš nupiešiu duris, kurios sujungs mirtingųjų pasaulį su gyvaisiais. Na kągi, mielosios mano katytės. Va, čia. Ir kągi atskleidžia šitas piešinukas, ką atskleidžia šis portalas. Dabar mes tai ir pažiūrėsime. Stok, Asilė. Kas čia? Žiūrėkit! Ar jūs buvo nužudytas? Gerai, palauk. Beje, merginos, mus remia nuostabiai kosmetika Nyx Ligari. Puikus makiažas, puikus šešėliai laikosi 24 valandas. Nereikia jokio fiksatoriaus, nereikia jokių kitų priemonių. Puikus makiažas, tu filmuoji? Nu, gerai matosi. Va, puikus makiažas, merginos blizga, labai gražiai blizga, va. Puikus makiažas, labai gražiai žiūrisi. Gerai, ten matos akis, man labai puikiai žiūrisi. Tai va, kas jūs toks? Ar jūs buvot nužudytas? Na taip, buvau nužudytas. Eik tu savo, mano mielosios panelės, subscribinam mano kanalą Esmeralda Live. Sekėjų mums reikia kuo daugiau, todėl siūlom savo draugiam. Puikiausi vlogai, puikiausi kosmetika, mūsų brandai padaryti, mūsų reklamos puikiausios. Stebėkite, ką mes darome, į kokias vietas puikias mes einame. Ir mūsų patys ištikimiausi ir pirmi sekėjai visą laiką pastebės mūsų naujausius vaizdo įrašus. Esmeralda?
Aš tavo pirmas prenumeratorius. Kebabų dievas 331. Žiūrėk, Esmeralda. Ką tu čia darai? Esmeralda. Kas tu toks? Kažkokį žmonės samdai. Esmeralda. Eik iš aš to laukia sumokėsiu, viskas. Kažkokį žmonės samdai. Gerai, lauksiu laukia, kekšė. Bet pinigus turėsi duoti. Aha. Kažkokius žmonės samdai, kad jie apsimestų vaiduokliais. Ir visa tai buvo netikra. Tu galvoji, influenceriai internete viską tiesą sako? Eik tu. Dar viena tokia pati kaip ir visi. Aš tave paskutinę tikėjau. Nu tai čia jau ne mano bėdas, kad tu tikėjai. Eik tu, kokia tu apgavikė. Aš sukursiu savo kanalą YouTube ir visiems pasakysiu, kokia tu esi apgavikė. Sėkmės. Išjungtų tą telefoną, ką tu čia filmuoji? Jau filmuoji? Super. Sveiki visi! Čia su jumis aš, Kebabų dievas 331. Ir šiandieną atskleisime Esmeraldą. Esmeraldą apgavikę. Iš paskutinio video mes esam paėmę buvusi vaiduoklį. Ar tu vaiduoklis? Ne vaiduoklis. Taip, jisai buvo tiesiog pasamdytas paprastas žmogus, kuris turėjo apsimest vaiduokliu. Štai mūsų visa vieta, išmėtyti ir jo rūbai. Ir jisai turėjo apsimesti jos paskutinėme video vaiduokliu, kaip jinai iškviečia vaiduoklius, nors visi tie vaiduokliai buvo netikri. Štai vienas mūsų vaiduoklis. Ir jisai gali patikinti, kad jinai buvo totaliai apgavikė. Ir jeigu jūs norite sužinoti tikrą tiesą ir pamatyti daug daugiau tikrų nuotykių, tikrų įvykių, sekite mane. Kebabų dievas 331. Dėkui. Prašom. A kur mano 50 eurų?